Oi, kokie mes greita kalbiai. O tu lėta kalbis, kur biškį atsilygęs, girdi? Tai nėra kur skubėti. A jis lega? Skubėti, ne? Nu jo, blėt, kaip jis tai ir neskuba tave, ne? Ne, tai manęs... Nepasimės, kad žodžiu girdi, kurva. 20 minučių apsičiulpiai tenai visiems, kad tą 27 dieną 18 pagalys tau bus išykna, tai sorry žmogau, atsiprašau. 20 minučių? Jei girdi, tu ten pridūs kopšė. Jeigu tave ten pisa, tai tu čia nenurašinėk ant kitų, girdi. Tai klausyk žmogau, jeigu pats taip parašai, tai nieks nekaltas, nereikia dabar ieškoti. Kurva, nors žinai, kas kalba dabar. Taip pats rašai. O tu nors žinai, kas dabar kalba. Tai kas, ryža ugnė, ar kas tu ten tokia, blėt? Pats tu kurva ryža. Neapsiverk, žmogau. Net ne tas kalba, kurva, tai tu nebekalbėk, nahui. Neapsiverk, žmogau. Kurva, kaimėtis, jabanas, blėt. Eik tu kaimėti, tu, blėt, pradži mokyklą, baig kaimėti, tu, nahui. Nu, kad pabaigęs. Pabaigęs ką, 4 kolidorius ir 3 tualetus? Nu, tu kurva 15 bibių į burną, ne? Prie ko čia iškart bibiai į burną? Nu, tai pabaigta, pas tai Taip pratęs, žinai, taip pratęs, tik tai su tokiais bendraut, kur bibius į burną ir šykną įma, tai... Ja, girdi. Tai suoži žmogau, jeigu tu darai tokius Skype konferencijas, kad nori apie bibius pakalbėti burnoj, tai sorry, yra atskiri, kur gali sudalyvauti. Nežakčiuk, žmogau, nežakčiuk. Eik, tu kurva, net išmok normaliai šnekėtą, girdit, kurva, užpisai. Eik tu kaimėti, ką tu daugiau moki, kaimėti užpisai ir bibių burnoj? Tu kurva, neieškok Mama išmokė, ar tėvas? Neieškok žodžių. Tai žodžių šiandien neieškau. Tu, kad tu ieškai, kad tu žaksy tą mikrofoną, kurva. Tai kad aš ne per mikrofoną šneku. O per ką tu šneki? Per telefoną. Nu, tai o telefonai nėra mikrofono? Kurva, pastebėjai biškį, girdi. Mikrofonas pastavė prie kompiuterių užjungėsi, kuris pastavė po lovą yra, kad tėvai negirdėtų, ką šneky. Kad beibi žino, vienas gyvenu. Kambarį gali būti. Ne kambarį, o hatoj. Hat. Mokyklą baig, kad hatą turėti. O tai aš tai pabaigęs. Pabaigęs. Nu, viskas, žodžių biškį pritrukai. Man žodžių? Nu, tai čia ne man žodžių ieškoti reikia, čia jums žodžių reikia ieškoti. Jūs čia mane pakvietėt. Ai, matai, čia kaip būna. Tai Lesai, karočią, Nu, kaip tavo nuomonė? aš manau, kad vyrukai labai gražiai pakalbėjo, nes iš tikrųjų labai reta matyti tokių žmonės, žinai. Ir... Nežinau, ką manai, tu Litionai. Viskas puikiai. Man gražu, pavyzdžiui. Nu, Man gražu, blėk. Abiem būdų taip. Blėt, šiaip su tuo, kurio dabar ką tik kalbėjai, jis nebuvo tas, kuris tave pizdavoja. Tai koks man skirtumas, kaip kalbėti, taip gavot gal tai. Jisai Aš negavo. niekad gal negavau. Žmogau, tu, blėt, trupčioja nežmoniškai. Nu jo, šiaip ta prasme, nežinau kaip pasakyti, čia buvo dedulė, žinai. Ir... Blėt. Ta prasme, jokių nėra tokių kažkokių piktumų, bet kretai vienas, karočią. Kaip? Nu, savo tame esmė pasipizdavojot ir kaip sakant, nu, trukčiojai, nekojovai, karočią. Nu, supranti, net CP nenuėmė jam. Tai jūs čia taip žaidimą sureikšminat, sorry žmonės, bet jeigu jums čia žaidimas tiek daug reiškia. Nu, ble, supranti, kiti, pavyzdžiui, žaidimo gyvenimus pasidaro. Jo, aš jau namą Aš nežinau, ar tu lošdamas PvP servę gali pasidaryti gyvenimą. O kaip manai, ble, kaip adminas gauna pinigų? Tai tu tai ne adminas, O tai tu paprastas žaidėjas. O dabar žiūrėk, iš kur tu žinai? Ką iš kur aš žinau, nes aš pažįstu patį adminą. Tam užtikrinti? Pažįsti patį admino, kažkas sakė prieš tai, kad ten, ble, susijęs adminu, tai čia ką tik patikslina, tai nehujovai. Nu, karočią susivėlį pats ant savų žodžių. Dėl ko? Kad pažįstu adminą? Ne, čia nieko, neprikišant tau to adminų po.
Ne, tai bet kas gali pažinoti, ten Lukas Maldutis Facebook'e ir tai Koks? Lukas Maldutis ar koks jis ten? Malboro? Maldutis. Ai. Pala, pažiūrėsiu, kas toks. Iš Panevėžio ir iš kur jis tenai. O tai koks, kuriam tu pasaulio krašte randies? Vokietijai. Vokietija, tai čia, blėt, nu toli nuo manęs, tai manęs, nu, nesumuštum. Neturiu aš daugiau ką veikti. Į Angliją važiuotum, Į kokį miestą? į Sitimburną, a mane muštum? Neįsivaizduoju, kas per miestas, nežinau, kas tu toks ir neturiu puntų tai mušti. O, ta prasme, o jeigu aš dabar pradėčiau ant tavęs stumtų, važiuotum manęs mušti? Nu, čia šiaip Tau klausimas. panašu, kad man 16 metų. Nu, aš nežinau, tiesiog pirmai grasinai galėt važiuoti, tai tiesiog klausiu, šiaip, iš bendro principo. Kam aš sakiau, ar galėtų važiuoti? Kažkam buvai sakęs, ar aš klystu, ar aš tiesiog netaip supratau. Sakei, Jam kad pasimečiau žodžius, gal. Ne, nu, šiaip tu sakai, tipo, aš galiu privažiuoti, tipo, žinai. Kiek tų metų yra? Net Klausyk. Sakė 25 jam. Nu gerai, pradžioj 25. Kiek tų metų? 25 kiek? Ką tik sakai 16? Savo užrašų knygelę užsiverks, ką turi sakyti. Girdi, tu pasitikrink Gemailą, nežinau dėl ko tai pasakiau, bet tiesiog. Mes dokumentuojam čia tokį, nu, filmą kaip ir tai. Gaila, kad Gemailo neturiu. O tai ką naudoji, o ne? O tai tu jau susitokęs viską, ne? Nu, jau 2 metai gal. Tai blėt, sveik, smagau. Kiek jau laiko? A turis dukrą sūnų, nežinau, kas tau tai gimė. Nieko neturiu dar. Ai, tai dar jaunas tėtas, dar nesi, ne? Dar O tai nežinai darytis, ta prasme, vis tik žinai gyvenimo džiaugsmas, visa kita. Pradžiai reikia dirbti. Ta prasme, pinigus dirbs tie vaikai, nu žinai, nu čia realybė yra, negalim su tom ginčytis, kad ir kaip būtų. Arba, va, kaip žmonės rašo, intelektualai skaitosi, tiesiog sako, kad tipo nedavė. Aš nežinau, aš nieko neskau, čia tiesiog. Čia visi klausimai ir aš turiu klausimą. O kom gyvenimu užsiemi? Tu Aš girdi? pamusimu. Jo, su TF, žiūrėk, tu mūsų gali klausyti irgi, bet ko čia tiesiog. Letai man šiaip įdomu paklausyti, ką jūs šnekate. Nu, pavyzdžiui, tu irgi įdomus esi kaip persona, žinai. Nu jo, iš tikrųjų labai įdomus. Kuom? Komgi užsiemi? Skanaus beje parūkimo, nes tikriausiai rūkai. Dėkui. Plėtus spėk. Pamusimu klausė, ne? Jo. Ja. Dirbu Lidlė. Lidlė, karočią, kokias pareigas jau užėmė? Nu, ta prasme, Paprastas darbuotojas. ta prasme, kontraktą turėjo ir agencijai dirbi. Agencija, Edeksa. Ai, nu tai maladės, aš į agenciją dirbu. Gerai, karočią, kažkas klausė, ar tu kasininkas esi? Aš ne parduotuviai dirbu sandėly. Ai, warehouse. Nu gerai. Vokiškai mokė? Nelabai. Nereikia čia. Hitler kaput. Nu jo. O tu prasme dirbi ten su vokiečiais ar labiau prie rusų? Rusai, lietuviai. Yra ir lietuvių? Ir Kokiam čia mieste? Bergime. O, ble. Tai ką, ta prasme, pizda Nuo mūsų... Maino, Frankfurto gal 8 kilų. O neplanuoji atstovauti, pavyzdžiui, už Vokietiją Eurovizijas? Ne, čia tik jūsų lietuvių tokia mada. Ne, aš pavyzdžiui, asmeniškai su Lesu abudu išvarė į Angliją esam. Šiuo momentu. Aka ryža. Tai ryža Anglijoje, ne? Jo. Jo. Raižas. Gerai, ten anglai duoda. Nu, tai va, karočią, žiūrėk, o tai čia bazarų kovos baigėsi, ar dar bus prikolų? Aš tai nežinau, aš priimiau skambutį, kad pasižiūrėt, ką šneka. O girdėjau, iš kur tu esi tavo akcentas, šiaip nepyk, aš šitą sakau, toks keistas, ta prasme, šiaip įdomus. Iš kur esu? Jo, nu Lietuvoje, Iš Trakų. gimęs. Iš Trakų, ne? Na, tai netoli. Bet toks keistas akcentas. Nu jo, man irgi toks keistas. Aš, pavyzdžiui, irgi iš kaimo, aš nieko neskau, aš iš Jurbarkų, tai iš vis kurva 2 valandos apie ne visą miestelį, naktai. Šiaip 2 valandos pas mane karočią mažai, kai buvo, tai kiek aš apie jau, ble.
Pusvalandį. Nu, kažkur. Nu, žinai, aplinkui, taip, tai normaliai, eina, blėt, cigariuką susimušė, blėt, ten porą pažįstamų, sutinki 2 valandas perini. Iš Trakų sakai, ne? No. O tai ten, aš galvojau, žinai, Trakai, ta prasme, ne miestas, ten tik ta viena pilis, jo, blėt, ir tas ežeras, na. Nu, ten, tipo, rajonas. Kai tai kurortinis miestas. Na, nu, Miestelis. O esi buvęs Miestas. Paipily? Tai aš ten 20 metų gyvenau. Tai gal tu kaip aš galiu Karaimas? nebūti tu Karaimas, kitam mieste tu pasakė netyčia. Pilį. Žinai, Nes- nebuvau pasiruošęs į tokį atsakymą. Gal Karaimas tu netyčia? Kaip? Karaimas gal tu netyčia? Karaimas? Nu, tas, kur kibinus kepa. Ne. blem, aš irgi pišiau, norėčiau pasipeizdavoti, nebit kažkom, bet aš netok, Ne, aš čia nepizdavojama forma buvo tikrai. bet aš suprantu, nelabai toks žmogus esu, kad, blėt, pizdavočiaus, žinai. Blėt, davai kas nors, piskite kokį kozirium, kurio pirmai linksmą buvo žiauriškai. Ledų pramuš biški. Nu, pizda. Kai tie rytmečio bomžas, Oli, blėt, sukritai nuo manęs, ko tu man manos nesirbė. Ai, ką žinau, nemoku aš taip bišą pažaisti. Taigi, blėt, manos sirbė, viskas, gagana. Ką aš? Už ką tu žaidži? Aš lošiau už dageriuką elfų. Nu, kai tave kaitinau visada, karoči. Ai, Runeris. Jo. Raiderį. Nu tai kurva, kad tavęs vieną kitaip nuimtų, tai durns, bet ką aš darysiu. Nu. Nieko, nu tu teisingai bėgiu. Tai po, aš dabar gavau aktyvę evasioną, tai gudu, karoči. Gerai, žodžiu. STFU turiu klausimą. Gerai, baigiam su L2. STFU aš tau dar klausimą turiu tokį prieš miegą. Do. O tu tarkim, tu su žmona gyveni, ne? No. O tau nesiardo santykiai, kai žaidė L2? Tai ne visą laiką aš ir žaidžiu. Nu, bet tai nieko nesako, ne? Nes mano tėvas žaidė, tai vos nesiskyrė su mano. Ne, nu man tai nieko nesako. Ką aš tik juolį vaikštų. Ble, pasisekė Tai su žmona seniu. Loši lolo. Ką? Loši lolo. Lošiu. Ne. Ble. Neturi gyvenimo tada.